Sveikučiai, sveiki visi. Tai va, atėjo manau tas metas, kurio žiauriai laukiu. Mano viena iš mėgstamiausių žvejybų ant gyvos žuvelės, ant muiliaus. Tai va, nežinau, vėl pasirinku kažkokį orą, eilinį kartą kažkokį, kaip ir Illinois. Nu, neesmė žodžiu, chebra, atvariu pasigausiu muiliuką ir bandysim žvejybą ant muiliuko. Tik nežinau, ką pasirinkti. Ar kokis nors stajakus vadinams, ar upė. Dar neapsisprendžiau, bet minčių yra. Tai va, pasiėmiau savo, aš vadinu, krabu. Ten chebra vadina kažkaip vėl kitaip. Žodžiu, muilį čia gauna. Va toks va. Vajabons ir tiek žiniūna. Tinkliuks. Aišku, parodys aš čia pačią tą procedūrą. Nieko čia ypatinga. Tik vat bėda ta, neaišku, ar muilis vaikšto. Matysim. Aišku, pajaukinsi ir tada žiūrėsim. O ką ruošiam? Vadinama krabą. Žiūrėkit, kokį lebiotkę. Iš Norfos. Meškerį irgi iš Norfos naudoju. O ką, visai zaibys. Nuėmiau čia berods ar 2 dalis. Ta prasme, ten neiškelsi tą krabą, nes gali iš pirmą kartą iš karto jau va, į varžtą jau byra. Žodžiu, ryte čia afigėti. Nu jo. Nieko, susitvarkysim gal kaip nors. Nors dar šią žvejybą muilę pafilmuoti. Ką čia dabar reikia užsukti kažko, kokį raktelį. Nežinau, dabar remonto darbai. Nu va, pataisiu lebiotkę. Nežinau čia. Viskas veikia. Tokia pat technika kaip ir rusiška. Rusiška irgi greitai tvarkoma. Nu jo, čia ta meškerė, tai žiūri normaliai. Žiedai tuoj. Nieko tokia. Praktiški žmonės renkasi Norfą. Tai va. Krabas, nebemoku elgtis, nebenaudoju. Kaip čia dabar vienas kraštas. Nebesupranta aš pats kažkaip čia dabar. Dar pasitreniruoti reikia. Užmiršau pats kaip čionai. Tas krabas mano. Ai va. Va taip kažkaip, jo. Nu žodžiu. Buvau primiršęs. Nieko tokio pasitaisiau.
toks va. Nedidelis šinai tas krabs, bet užteks mano. Visada naudodavau ir jokių problemų. Ką, einam pasimsim dar su kuo pajaukinti. Nu ką, pabandom užsimesti. Ir po to pajaukinsim. Sušlapinau neskedą. Dar ir pataikyk tačiuką. Kažkaip tai. Va, taip. Va, taip, va. Op. Biškį atleisti. Šniurka. Gal neišbaidys, jeigu bus čia ką baidyti. Ką reikia užmaitinti biškį. Paėmiau čia jaukų. Nuo žvejybos likutis buvo liks. Paeisim gal arčiau, kad neįsidrėpti vandenin. Ir ką, pabandom. Pabarstysim. Matas, čionai tas mano krabas. Nu ir žiūrėsim, čia bus, kas nebus. Šteks. Po to persijėsit vapšė niekad. Nu ir ką, bandysiu dabar tokį, kaip sakyti, nevaikišką laiką palaikyti. Aš manau, kokį 10 minučių tai tikrai. Gal 15 ir pažiūrėsim. Ar čia ir gyvybė ar nėra. Nu, einam, pažiūrėsim. Praėjo 10 minučių. Gal kas bus, o gal ir ne. Pam! Biškį durnis skaidrus vanduo. Nu, pažiūrim. Oi, šūdų krūva chebra. Nu, ir ešeriukų žiūrėkit yra. Ir tik vienas žipsiokas. Nevaikšta. Ešeriukai kokie. Niekada aš jų čia nepagaudavau. Aišku, čia irgi žipsas iš tikrųjų. Bet man tokia nereikti. Ką dabar? Prasti popieriai. Nevaikšta. Nu, pabandom dar antrą zahodą. Nežinau. Pum, pum, pum. Negerai, čia negerai. Nu ne, chebra. Neverta čionai. Nevaikšta, kažkodėl muilis. Tai va, nežinau, bandys persikelti dar kitur. Gal kitur rasim. Tai jeigu pasigaus dar muilę, vis tiek aš jo ieškosiu, nenurimsiu ir bandysiu aš jum vidosą nufilmuoti. Pakoj, neapsimok tikrai. Gal dėl to, kad apsiniaukus dieną, nežinau, bet nevaikšta. Sveiki dar kartą.
nuo ryto. Tai va, šiaip ne taip pasigavau visokią sunkiai man su to muilium. Iš tikrųjų realiai nieko gero. Upė aukšlytės ir tos sunkiai, nežinau, tai va sukrapšiu muiliaus visokia čia įvairaus. Ir bandysim, kaip minėjau, padaryti video ant gyvos žuvelės. Pasirinkau upę, prasibroviau čia per visus džunglynus, šabakštynus. Tai va, nu ką, chebra, visiems nei žvyno, nei uodegos, o aš bandau. Na, bandom kažkokį tai žuvelioką. Daugiausiai tai čia aukšlė. Nepavyko man pagauti tų vadinamų saulažuvių. Iš tikrųjų tai ten kartuolės. Nu, yra kaip yra. Turim ką turim, bet reikia pabandyti, nes nežinau, su muiliu turi didelę bėdą. Aišku, eilinį kartą vėl sinoptikai grybą pjauna. Žadėjo apniukusią dieną, bet gavom nuo ryto šalną ir saulė iš pat ryto. Tai nežinau. Nu, kažkiek vaikšto ta aukšlė, bet taip jau. Nu, žiūrėsim čia, kas bus, kokia gyvybė ar ne. Nu ir nieko kol kas. Pakeičiau vėl kitą vietą, nuo vietai. Žodžiu, vakoms. Bandau dabar kitoj. Tos aukšlės, tai ką aš žinau, kažkaip tai nelabai. Va. Ir vėl seliopkė. Nežinau, nepatinka man. Nu, bet ką turim, ant to ir bandom. Nežinau, turi aš da ten su savim sliekų, bet slieką dar nebandžiau. Nusilaukiu chebra kažkokią ėmimą, bet įtariu, kad čia bus silkiokas pagal ėmimą. Ne. Ne silkiokas, bet va. Žiokis. Ir ką jūs manat? Ne ant aukšlės seliopkės. Susiradau ten savo tam tašiokį saulažuvę ir iš karto kliovus.
Nu ir kur gauti? Vien aukšlės. O, dar vieną radau. O. Dar vieną iš tos pačios vietos. O, šitas dar gražesnis. Nu, būtų normalų smuilė, man atrodo, būtų čia. O. Grožis, grožis. Mane tokia žvejyba, kaip sakyt, tenkina. Nu jo, bet gaivums tai jų, tai saukšlė, tai vapšė čia, karočiai, nėra ko lyginti. Gaila, kad aš jų mažai turiu. Nu ką, bandom? Gal dar kas iššaus? Oi, koks gražus vėl jėmims. Panašu, kad vėl ešerė. Jo. Nu. Nu, parodyk savo tas spygles. Ir vėl, kaip sakant, skutams. Nežinau, čia sakau, pereis į kitą vietą, vėjas užkyla, sakau, eis pažiūrėti atvaru, nieko pasitraukiau link savęs. Aišku, aš tų jėmimų negaliu nufilmuoti, mano kamera tokių galimybių neleidžia. Tai va, liuks. Aišku, jeigu muilę normalus turėčiau. Nežinau, da ten yra keletas, graibysi. Bandysim dar paeiti. Pabandom dar čia. Ir eisim toliau. What the fuck? Kaip džiunglė. Aik tu geras. Aik tu. Normaliai čia.
apleistas vietas. Džiunglės. Nu ką, chebrytė, baigęs mano visi nuotykiai žvejyba, baigęs normalus muilis. Nežinau, kiek čia tų ėmimų turėjau. Esmė tame, kad ant kartuolių su važuvės galim kažką krapštyti, pagauti, aseliopkę, aukšlė, visiškai ragai, porą metimų, aukštyn papusi tiek žinių. Tai va, per žvejybą dar, aišku, nefilmavau aš šinais, tik tiek galiu pasakyti, kad nukliopina man, aišku, silkės ar peiliukai, nežinau, ten tiesiog ėmimai, patempi tiek žinių, kablė nėra. Pavadėlę visada nenaudoju, nes gaudau ant muiliaus ešerį. O rezultatai kokie yra, man visai, kaip pasakyti, zajabys. Patiko, žiauriai laukiu šito žvejybos, aišku, pakišo koją man, sakyčiau, muilė trūkams. Nežinau, chebra, tiesiog nesugebėjau daugiau pasigauti. Muiliaus nebeturi, ta prasme, ir tiek žinių. Tai va tokie mano nuotykiai. Susitiksim iki kitų mano pasirodymų. Nei žvyno, nei uodegos.